Labadiena, aš esu Brigita Rinkevičiūtė iš profesinio rengimo centro. Aš esu Laura Nikanovaitė iš Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos. Mūsų komanda mes atstovaujame mūsų komandą. Komandos pavadinimas Ugdymas. Mūsų komanda bendradarbiaudama nuo vakar dienos sukūrė pasaką Medis ir vaikas. Pasakos motyvais mes nupiešėme iliustraciją, kurie norime pasakyti, jog kiekvienas mes turime savo medį ir skiname nuo jo vaisius, žinių vaisius. Taigi, pasaka apie medį ir vaiką. Kartą augo medis, mokslo medis. Prie jo priėjo vaikas ir garsiai paklausė, kas yra darbas, kas yra žinios, kas yra bendradarbiavimas, kas yra vertybės, iš kur atsiranda patirtis, kas yra pagarba, kas yra bendruomenė, kas yra drąsa, ką reiškia mokėti, ką reiškia mąstyti, ką reiškia atkurti gerovę, o kas ta ateitis ir kaip ją planuoti. Medis atsakė, kai aš nulenksiu savo šakas ir padėsiu jomis tau užlipti į mano viršūnę, kad pamatytum saulę, tai bus bendradarbiavimas. Prieš tave daug vaikų lipo mano šakomis, todėl turiu patirties, žinių ir įgūdžių. Džiaugiasi vaikas, džiaugiasi ir medis. Vaikas nuėjo, po kiek laiko jis vėl sugrįžo prie medžio ir vėl klausinėjo, o medis jį mokė. Tu paaugai, įgijai žinių, įgijai patirties, ėmei kitaip ir daugiau mąstyti. Kai buvai mažas, tu buvai tik drąsus ir mokėjai lipti į mano šakas. Dabar, jausdamas pagarbą ir atsakomybę, sėdi šalia manęs, nes bijai nulaužti mano šakas, galvoji apie mano ateitį. Džiaugiasi vaikas, džiaugiasi ir medis. Vaikas nuėjo ir po kurio laiko grįžo jaunuolis. Jaunuolis priėjo prie medžio ir gailiai verkė. Medis paklausė, kodėl tu verki? Aš verkiu todėl, kad man liūdna. Kodėl man vis kyla ir kyla klausimai, o atsakymų į juos surasti taip sunku. Kuo galiu šį kartą tau padėti? Aš neturiu pinigų, neturiu darbo, nematau ateities. Medis pasakė, o kiek pastangų įdėjai ieškodamas darbo? Aš galiu tave šiek tiek pamokyti. Nuskink mano obuolius ir nunešk parduoti. Tai bus tavo karjeros pradžia. Džiaugiasi jaunuolis, džiaugiasi ir medis. Šitą pasaką kūrė Laura Nikanovaitė, Kristina, Violeta, Mindaugas, Janina, Elena, Nijolė, Andrius, Nijolė, Brigita.